Lietuvos regbio rinktinė kviečia į Vilniaus Vingio parką, kur lietuviams bus įteikta Europos tautų taurės antro B diviziono nugalėtojų taurė. Lietuvos regbininkai šeštadienį susitiks su Kipro rinktine. Šis susitikimas jau nieko nelems, nes lietuviai jau anksčiau užsitikrino pirmą vietą grupėje ir kelialapį į aukštesnį divizioną. Lietuviai aplenkė Kiprą, Andorą, Vengriją ir Latviją, kuriai praėjusiame ture patyrė vienintelį pralaimėjimą turnyre. Pralošti latviams ir dar tokio rezultato nėra malonu, aišku, bet prarėjom tą piliulę skaudžiai ir žiūrim į priekį, reikia laimėti namuose dabar. Kipras irgi įdomi komanda, labai iš tikrųjų panaši, gal į Latviją bus irgi ten didelios grumtynės ten jų. Buvom išvažiavę pas juos, tai kai žaidėm, jau atrodo pergalė viskas pasiekta, liko ten 20 minučių ir jie kaip iš niekur jie atsigauna ir žaidžia visada iki galo ir vos nepralošėmės ant varžybų. Pačioj pabaigoje. Tai su jais nebus turbūt lengva ir reikės lošti iki pat galo, kad ir namuose. Kipras, praeitame etape mes juos nugalėjom pas juos. Tai nebuvo tikrai lengvos varžybos ir kova tęsiasi iki paskutinių minučių, iki pačio galo. Mes šventėm pergalę tą dieną, bet kaip minėjau, varžovas tikrai nėra lengvas. Dominuojantys žaidėjų komandai yra Britai. Vingio parke susirinkusių žiūrovų lauks ne tik nacionalinių rinktinių rungtynės, bet ir įvairūs turnyrai skirti vaikams, suaugusiems ir šeimoms. Norime padaryti tikrą šventę, šeimos šventę šeštadienį. Tai nuo pat ryto, nuo 10 prasidės vaikų turnyras. Daug vaikų iš visos Lietuvos atvažiuoja ir žaidžia regbis Vičiaga turnyre. Vėliau įsijungia šeimos estafetės. Mamos, tėčiai galės bėgioti su kamuoliu, veikti įvairias rungtis, pataikyti į taikinius. Vėliau, aišku, laukia dar vienas didelis iššūkis, kur jums atskleidžiam paslaptį. Tai bus rungtis numes toliau negu Virgilijus Alekna kamuolį. Olimpinis čempionas pabandė mesti kamuolį ir jam tikrai sekasi. Jis turi gerą techniką ir žiūrovams ir galim bus tikrai didelis iššūkis jį aplenkti. Pasaulinėme reitinge Lietuvos regbio rinktinė užima 41 vietą. Lietuvos futbolo lygoje prasidėjo antras ratas. Lyderių dvikovoje Trakai 1-0 įveikė Vilniaus Žalgirį. Pirmoje vietoje įsitaisę Trakų futbolininkai persvarą prieš čempiono titulą ginantį Žalgirį padidino iki 5 taškų. Sunkios rungtynės turbūt kitokių ir nelaukiam. Ta prasme, principinė dvikova tęsiasi nuo praeitų metų, vadinkim. Tai taip, kad mes irgi keliam aukštus tikslus čempionate ir nusiteikimas, aišku, buvo maksimalus. Tai vyro atsidavimas, vyro kova aikštė, vis tik tai tas buvo galbūt sunkių momentų, buvo kada reikėjo pakentėti, kada reikėjo susikaupti, kada reikėjo kažkiek tai sėkmės, bet visą tą sudėjus gavosi tokia graži pergalė. Žaidžia komanda visų pirma ir mes, aš manau, turim gerą kolektyvą, gerą komandą ir tai lemia pergalės. Kol kas rezultatas geras, bet tik tai pradžia, dar laukia visas etapas rungtynių ir aš manau, viskas dar prieš akį, bet atsiduosim kiekvienas rungtynės ir tikiuosi viskas bus gerai. Dirbam pagal planą varžybų, stengiamės, akcentuoja treneriai, ką daryti, bet pasipila mažytės klaidelės, kurios susideda ir vadinkim, kainuoja taškus. Vadinkim, antrą kėlinį šiam, manau, niekas nebijos, dominam visą antrą kėlinį, jie stengiasi ant kontratakomus pagauti, bet vadinkim, paskutiniam atakui, paskutinės momentas buvo tik tas trūko. Čempiono titulą ginantis Žalgiris per pastarąsias 5 rungtynes, įskaitant taurės turnyrą, laimėjo vos kartą. Tuo tarpu pirmame A lygos ture žalgiriečiams pralaimėję Trakai vėliau iškovojo 7 pergalės iš eilės. Pradžia buvo sunki mums, paskui susidėliojom savo poziciją, savo žaidimą. Kažkur susitvarkėm, kažkur pavargę, gal buvom, nuleidom biškį gazą ir viskas, ir pradėjom dirbti tą linkmę ir susitvarkė viskas. Galima pavadinti, vadinkim, ar žvaigždė, komanda žvaigždė, ar sakau, ta komandinė dvasia. Vis tik tai ir dar kartą įrodo, kaip svarbu yra bendra ta komandos chemija, vadinkim, tai žaidėjo tarpusavio santykiai, tarpusavio pagarba, tarpusavio supratimas. Tai mūsų sėkmės, sakykim, formulė. Paskutinės 8 turo rungtynės vyks penktadienį. Outsideris Utenis svečiuosis Kaune, kur susitiks su Kauno Žalgiriu, kuriam Lietuvos apeliacinis teismas Vilniaus Žalgirio klubo reikalavimu uždraudė vadintis Kauno Žalgiriu.
Savaitgalį baigsis reguliarusis Lietuvos krepšinio lygos sezonas. Reguliario sezono nugalėtojų titulą jau užsitikrinę Kauno Žalgirio krepšininkai priims Šiaulius, antroje vietoje esantis Vilniaus Lietuvos Rytas namuose susitiks su Alytaus Dzūkija. LKL favoritams paskutinis turas jau nieko nelems. Tuo tarpu kitoms komandoms pergalė itin svarbi, nes pirmos keturios komandos užsitikrins aikštės pranašumą ketvirtfinalyje. Trečią vietą užimantys Vytauto krepšininkai artimiausius persikritus Neptūną ir Juventusą lenkia vos vieną pergalę. Klaipėdos ir Utenos klubus dar gali pasivyti vieną pergalę nuo jų atsiliekantį Šiaulių ekipą. Jau aiškios dvi ketvirtfinalio poros. Žalgiris susitiks su Pasvalio Pieno Žvaigždžių komanda, o Lietuvos Rytas žais su Lietkabeliu. Paskutinėme ture taip pat paaiškės, kas turės palikti LKL lygą – Dzūkija ar Nevėžis. Kauno sporto halėje savaitgalį ant parketo suksis daugiau negu 500 porų. Pasaulio sportinių šokių federacijos reitingo varžybose Kaunas Open dalyvaus šokėjai 7 šalių – Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Ukrainos, Rusijos ir Baltarusijos. Standartinių ir Lotynų Amerikos šokių varžybose šoks ne tik suaugusieji, bet ir vaikai, jauniai ir jaunimas. Standartinių šokių varžybose galėsite išvysti pasaulio jaunimo vicečempionus Vilių Jaką ir Gabrielę Siliūnaitę. Savaitgalį paaiškės Lietuvos konkurų žiemos čempionato nugalėtojai. Daugiau negu 200 duetų finalinėme etape Žagarėje varžysis 9 įskaitose nuo vaikų iki suaugusiųjų. Pagal amžių skirstomi ir žirgai. Žiemos sezone vyko 5 etapai, o jų stipriausioje suaugusiųjų grupėje pirmauja Irmantas Grikėnis su Glamour Forever žirgu. Šeštadienį ir sekmadienį uždarame jojimo manieže bus galima išvysti per dieną net po 100 jojikų startų.